2009 metų rugpjūčio 23 diena. Akcija Gali tam pranokti. Būna, nu jie kitą eilę, o, trečią, ketvirtą tą leidžiu, o. Bet tai turbūt stovėjo ties mūsų eilėjus dabar aną leidžiu. Leidžia, kam pirmą reikia inspekcija. Jo, jo. Jis iš visų kubiškį leis, va. Nieko čia nėra. Laimingo kelio palinkėjau. Ateinu paskaityti. Dar iki ką nutrauktų, kokį godą. Reikia rimtesnį, sakau. Ačiū. Klausyk, ašgi čia degu. Nu, tau žvakė. Tau žvakė. Man mažyčia. Ten labai tik aš mažai kiaulė. Kaip mažė. Oi, manęs nesumra. Daug, kas čia daug. Ne, tai dėkit šiukšlę. Tas gėlės aukštai, va. Gerai, jau. Dar vieną čia. Dar vieną duoda. Justai, tau raidę, o man šitą reikia. Jana. Va. O, labai gražu, labai gražu. Imkite, kas nedurit, prašau. Jums suveninas, jums suveninas. Jurgutė. Jedinственное rodysim, kad nepriklausomybė. Mes jūs daugiau paputenime.
Antanas. Šios dienos labai liūdnos lietuvių ir pasaulio tautoms atžymėjimui Lietuvos teritorijoje yra atidengiama, statoma, šventinama 50 atminimo ženklų. Kiekvienas jų simbolizuoja vienerius metus šitam juodam kelyje, kuris buvo po 1939 metų rugpjūčio 23 dienos ir po to įvykusio viso skausmo ir baisumo lietuvių tautai. Šiandieną įvyko iškilmingas Sąjūdžio Seimo posėdis, kuris priėmė kreipimąsi pasaulio tautoms, valstybių vyriausybėms ir visiems geros valios žmonėms. Leiskite man jį jums ir perskaityti. Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio Seimo 1989 metų rugpjūčio 23 dienos pareiškimas. Šiemet sukanka 50 metų, kai buvo pasirašytos Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos Vokietijos sutartys su slaptaisiais protokolais dėl įtakos sferų pasidalinimo Europoje, nulėmusios Antrojo pasaulinio karo pradžią. Nors daugelis šalių nepripažįsta Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių okupacijos ir aneksijos, tačiau to sandėrio padariniai iki šiol nepanaikinti ir lemia Lietuvos bei kitų tautų gyvenimas. Tarybų Sąjungos įvykdytas Lietuvos ir kitų šalių užgrobimas karinės ir politinės prievartos būdu leido padaryti tokius jų valstybinio gyvenimo pakeitimus, kurie išbraukė Lietuvą Tautų Sąjungos narę iš pasaulio politinio žemėlapio, o tauta atvedė prie žūties ribos. Tačiau Lietuva niekad nesusitaikė su savo beteise padėtimi ir neatsisakė siekio atkurti nepriklausomą valstybę. Šią dieną Vilniuje susirinkęs Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio Seimas pareiškė: Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos ir Vokietijos slapti 1939 m. rugpjūčio 23 dienos, 1939 m. rugsėjo 28 dienos ir 1941 m. sausio 10 dienos susitarimai ir juos liudijantys dokumentai tikrai buvo. Taip pat organizuoti rinkimus į vadinamąjį Lietuvos liaudies Seimą, kuris politinio diktato ir teroro stalinistinės tarybų valdžios įvedimą Lietuvoje bei prašymas priimti KSRS sudėtį neturėjo ir neturi juridinės galios. KSRS liaudies deputatų suvažiavimo komisijos parengtas Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio Seimas tikisi, kad laisvosios pasaulio tautos ir valstybės nesitaikstys su nusikalstamomis KSRS Vokietijos suokalbio pasekmėmis Lietuvos suverenitetui, o Lietuvos tauta kviečia vieningai, taikiu būdu atkurti nepriklausomą demokratinę Lietuvos Respubliką, nepavaldžią Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungos administraciniai sistemai ir jurisdikcijai. Raseiniečiai, statant kelią buvo iškastas šis akmuo. Ant jo raseinietis Bertulis iškalė per keletą dienų kryžių ir jį įtvirtino. Paprašysim gerbiamą Raseinių kleboną Griganavičių pašventinti ir atlikti apeigas. Brangus raseiniečiai, šių iškilmių dalyviai viso rajono, susirinkome šią vietą, kad sujungti savo rankomis mūsų širdis, mūsų mintis, mūsų pasiryžimus, kad galvodami apie Lietuvą ir jos nepriklausomybę mes išreikštum savo tvirtą valią ir pasiryžimą jo siekti ir laukti. Gyvenime būna sunkumų, lietuvių tauta išgyveno daug sunkumų per 50 metų, kada buvo sudaryta
pateko į vargą, į kančias, į ašaras, į tremtį ir mums tie visi sunkus metai buvo ilgo lūkesčio, svajonių ir dvasinios pasiryžimo galvoti, laukti, mąstyti apie laisvą, nepriklausomą Lietuvą. Kaip po ilgesnio laiko ateina pavasaris, taip ir mūsų Lietuvos kančioms, vargams irgi aušta pavasaris ir prieš metus sujudėjo mūsų tauta ir išreiškė savo pasiryžimą, kad ji yra gyva. Kai užėjo tarybų valdžia 1940 metais, vienam paišybos mokytojui buvo užduotas uždavinys nupaišyti Lietuvą. Jis nupaišė 3 paveikslus. Viename paveiksle pavaizdavo lietuvaitį tautiškais rūbais pasipuošusi, atsiklaupusi, apkabinusi kryžių, deda gėlės. Antrame paveiksle buvo nupaišytas Stalinas ir raudonais rūbais apsivilkusi mergaitė, kuri deda gėlės prie jo kojų. Trečiame paveiksle buvo lietuvaitė apvilkta baltais rūbais, nupaišyta ir įdėta į karstą. Mums šie ne visi paveikslai tiko. Lietuva nepalaidota, Lietuva nebuvo mirusi, Lietuva gyva, kaip ir šiandieną, taip ir visą laiką buvo gyva žmonių širdyse, mintyse. Apsikabinusi šventą kryžių, dėdama gėles prie kryžiaus, sudėję viltį, Dievoje, kryžiuje, nes per kryžių ir kančią ateina prisikėlimas, ateina džiaugsmas, ateina gyvenimas. Ir mes šiandieną susirinkome prie kryžiaus, prisikėlimo simbolio. Kur kryžius stovi, ten yra viltis. Kryžius išreiškia mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu. Su kryžiu ir Kolumbas nugalėjo visas okeano audras. Ir mes, brangieji, atgimimo valandose lietuvių tauta, sugrįžusi prie Dievo, prie savo Lietuvos šventovių, prie švento tikėjimo, vėl pradėjome statyti kryžius, vėl pradėjome atgimti ir šis kryžius primins keleiviams Lietuvos, kad 50 metų laikotarpį Lietuva buvo po kryžiumi. Kaip kad stovėjo senovėje prie kiekvieno lietuvio trobos, kiekvieno lietuvio šeimoje, kad žmogus įėjęs žinojo, kad čia gyvena garbingas žmogus, kurio gali pasitikėti, kurio gali nelaimėje paprašyti. Ir šventosios dvasios, amen. Tepada mums viešpats dangaus, viešpats su jumis, melskimės. Jis būtų žmonėms išganingas, stiprintų tikėjimą, lemtų gerų darbų sėkmę, gelbėtų sielas, būtų paguoda, priedanga ir stiprybė ir gynėjas nuo piktų priešų antpuolių. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Melskimės. Palaimink viešpatį Jėzau Kristau šį kryžių, nes mirdamas ant kryžiaus išgelbėjai pasaulį nuo piktosios dvasios viešpatavimo ir savo kančia nugalėjai gundytoją, kuris džiaugiasi pirmo žmogaus suklydimu ir neklusnumu Dievo įsakymai. Dievo ir Sūnaus ir šventosios dvasios, kad tie, kurie melsis garbindami šį kryžių, patirtų kūno ir sielos palaimą per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Bet gelbėk mus nuo pikto. Sveika.
dar